Labas rytas, Bobai. Sveiki, daktare. Čia parašyta, kad blogai jautiesi. Nuovargis, šleikštulys, silpnumas. Tikra tiesa, daktare. Jaučiuosi tarsi nesavas. Pažiūrėkime, kaip maitiniesi. Manau, normaliai. Vis dar geri daug Coca-Colos ir kavos. Taip. Vis dar užgeri maistą šaltais gėrimais. Argi ne visi taip daro? Man atrodo, kad blogai jautiesi dėl blogųjų bakterijų. Blogųjų bakterijų? Taip, dėl blogųjų bakterijų. Jos paveikia sveikus ir energingus žmonės. Taip pat ir tuos, kurie jaučiasi taip, kaip tu dabar. Pažiūrėkime, ką sužinosime tave ištyrę. Bet juk visos bakterijos kenksmingos, ar ne? Tikrai ne. Tiesą sakant, kad organizmas galėtų tinkamai įsisavinti maistinės medžiagas, jam reikia bakterijų, gerųjų bakterijų. Jeigu virškinamasis traktas pernelyg užterštas blogosiomis bakterijomis, maistinės medžiagos tinkamai neįsisavinamos. Tad galime jaustis pavargę ir suirzę. Užkietėję viduriai vargina viduriavimas. Nelabai suprantu. Tuoj parodysiu. Pasižvalgykime po tavo žarnyną. Visų pirma, išgerk šiek tiek alavijų sulčių. Gerti alavijų sultis? Tai, Bobai, alavijų sultise yra 200 maistingų medžiagų. Jos plauna žarnyną, pašalina nereikalingas bakterijas ir sudaro sąlygas daugintis naudingoms bakterijoms. Bobai, tinkamas virškinimas vyksta 4 etapais. Visų pirma, sukramtome maistą ir sumaišome jį su seilėmis. Po to nuryjame maistą ir jis patenka į skrandį, kur yra sumaišomas su rūgštimi ir virškinimo fermentais. Tada iš skrandžio maistas patenka į plonąją žarną, kur įsisavinamos maisto medžiagos. Ir pagaliau iš plonosios žarnos maistas patenka į storąją žarną, kur probiotikai padeda toliau jį virškinti ir aprūpinti organizmą dar didesniu kiekiu maistinių medžiagų. Probiotikai? Kas tai? Džiaugiuosi, kad paklausei, Bobai. Probiotikai yra gerosios bakterijos. Štai vienas iš jų. Probiotikai yra bakterijų pasaulio super didvyriai. Kai jų nėra, viską užvaldo blogosios bakterijos. Grįžkim vidun ir pažiūrėkim atidžiau. Bobai, šis krovininis ekspertas vyksta į tavo žarnyną. Jis veža maistinės medžiagas iš tavo ką tik suvalgyto maisto. Pažvelk, kai storojoje žarnoje traukinys sustoja medžiagų įsisavinimo stotelėje, kas ten laukia, kad iškrautų krovinį? Blogosios bakterijos. Štai kas. Tavo mityba sutrukdė žarnyno veiklą, todėl viską užvaldė blogosios bakterijos. Kai kurios iš jų netgi atvyksta traukiniu. Ką jos dar daro? Jos užpuola tavo virškinamajame trakte rastas maistinės medžiagas ir jas sunaikina. Išmeta jas į upę, kad jos būtų nuplautos organizmo. Kai kada pačios suryja maistinės medžiagas. Tokia aplinka blogosiams bakterijoms puikiai tinka. Tai baisu, daktare. O kur visos gerosios bakterijos? Kai kurios iš jų vis dar ten. Jos priešinasi, tačiau jėgos nelygios. Gerosiams bakterijoms reikia pastiprinimo. Pastiprinimo? Teisingai, Bobai. Pastiprinimo. Forever Active Probiotic. Daktare, kaip jis veikia? Šią probiotikų kapsulę reikia vartoti tik kartą per dieną. Štai, pabandyk. Įsivaizduok, kad tai lėktuvų eskadrilė, gabenanti į mūšį 6 rūšių gerasias bakterijas arba specialiasias pajėgas. Ir jos pateks tiesiai į žarnyną. Prisimink alavijų sultis, kurias gėrei prieš tai. Alavijai yra gerieji prebiotikai. Puiki medžiaga, padedanti gerosiams probiotinėms bakterijoms išlikti ir daugintis. Tai gerai. Grįžkime prie probiotikų. Jie yra saugioje kapsulėje, turinčioje 3 apsauginius sluoksnius. Tai tarsi titano fiuzeliažas ar išorinis sluoksnis, saugantis viduje esančius probiotikų būrius nuo nepalankios rūgštinės aplinkos skrandyje ir storojoje žarnoje ir užtikrinantis, kad jie pateks ten, kur reikia. Ar yra kitų probiotikų? Taip, tačiau dažniausiai juose yra tik vienos rūšies gerųjų bakterijų. O jų lėktuvai prasčiau pritaikyti susidoroti su sąlygomis virškinamajame trakte ir gali nusileisti bet kada ir bet kur, tad probiotikai patenka į organizmą per anksti. O apsaugotame Forever Active Probiotic lėktuve yra 6 skirtingos gerųjų bakterijų rūšis. Ir visos juos ten? Jų ten milijardas, Bobai, milijardas. Štai kaip tai vyksta, Bobai. Žarnyne vykstantis blogi dalykai yra ištaisomi. Štai žarnyne ir vėl tvarka. Daktare, kaip galėčiau jums atsidėkoti? Nereikia man dėkoti. Padėkok Forever Active Probiotic. Nes kai rūpinėsi savo žarnynu, Bobai, žarnynas rūpinasi tavimi. Esu gerose rankose, daktare. Visiškai teisingai. O dabar metas dar vienam tyrimui.
Forever Active Probiotic. Tik viena kapsulė per dieną, kad pasiektumėte pusiausvyrą.